Sveiki, linkėjimai iš Kauno rajono Ramučių. Aš Ramučius pavadinčiau Kauno priemiesčio ir čia Ramučių bendruomenė turi savo kultūros centrą. Mūsų partneris Baltijos plienas čia vykdė tam tikrą darbą ir dabar aš apie jį noriu jums papasakoti. Noriu jūs supažindinti su Virginijum. Virginijus yra Baltijos plieno gamybos direktorius ir užduoti jam keletą klausimų, nes šis žmogus šį Ramučių kultūros centrą žino kaip visus 5 ar 10 savo pirštus. Tai koks, Virginijau, buvo jūsų pagrindinė projekto idėja? Ką jūs čia darėte? Mes statybininkai, mes statom. Turim padaryti, kad visas pastatas būtų funkcionalus, modernus. Buvo dar klausimėlis toks, kad reikėjo seno pastatų dalį integruoti, nes čia buvo senas pastatas tarybinių laikų. Mes tą atlikom, džiaugiuosi produktu. O jeigu taip tiesiai, mūsų užduotis buvo padaryti pagal projektą, kuris visuomenė buvo pristatytas, suderintas, įgyvendinti, pasiekti tikslą tokį. Man asmeniškai atrodo, kad kai vyksta statybos, tai būna daug visokiausių ekstremalių situacijų. Man tai, kai kažkas vyksta ne pagal planą. Su kokiais iššūkiais jūs susidūrė šiame projekte? Galbūt pagrindinis dalykas, kiek mumis varžė, kad yra senoji pastatų dalis. Ją nori, nenori, reikėjo integruoti, kad jinai būtų to sudėty, kad būtų funkcionalu ir kad jinai niekam nekristų į akis, kad būtų viskas kaip nauja. Mes taip ir padarėm. Čia pažvelgus į šitus fasadus, kurie mums tikrai daug energijos sugėrė, bet mes vykdėm projektų užduotį. Čia yra net 4 fasadus skirtingus rūšis. Vat pažvelkit, plytelės, kurios pilkus ant sienų. Čia gryno akmens skalūnų plytelės. Tai gryna fasado va tokia atskira sistema. Toliau geltoni visi tie apipavydalinimai. Čia yra aliuminio struktūrinis toks plokštė, alkabondas vadinamas. Jį visą reikėjo taip padaryti, kaip plegus sudėlioti, sukarpyti, kad nebūtų niekam minčių, kodėl čia ne taip ar dar kas nors. Toliau klinkerio. Klinkeris, gražu, bet čia mes visą puokštę turim. Mes įvykdėm projektų užduotį, kad tai būtų tikrai akivaizdžiai nuo gatvės matomas dalykas, atkreipiantis dėmesį, kad visi suprastų, kad tai neeilinis statinys. Gal jūs žinot, kaip kilo idėja pastatyti štai šį amfiteatrą, kuris turbūt tarnauja kaip scena ir yra taip, įdomiai tikrai integruotas į fasadą, prie fasado šio kultūros centro? Manau, čia indėlis didelis yra užsakovo. Tai Ramučių kultūros centro direktorių labai aktyviai viziją turėjo, kad turi būti erdvė, kurioje galima sutelkti bendruomenę. Ramučių bendruomenę, kuri laukia šitų produktų, vienijančių visus juos. Tai toliau projektuoti, aišku, jai padėjo, o galutinį tašką padėjo statybininkai. Dėjo, padarė pagal tai, ko norėjo, pagal visus išplanavimus. Čia daug buvo reikalų. Nes čia metalų įleista į žemę daug. Aš matau, kad tai nėra paprasta konstrukcija, tikėtina, kad kaip jinai yra padaryta, žinot geriausiai jūs. Ir čia puikia vieta visiems susiburt. Čia rugsėjo 1-22 metais su skambučiais pirmaukas pakvietė, būtent čia šventė vyko. Visiems matant, visai bendruomeniai dalyvaujant, jiem buvo džiugi diena. Matau aplink Ramučių kultūros centrą nemažai žalių erdvių. Tai yra ir parkas, ir 100-metis ąžuolas, ir vaikų aikštelė. Ar tai irgi yra jūsų darbas? Taip, šita vieta gerai atsiskiria. Čia gaunasi lyg tai mažamečio vaikų zona, kai tuo tarpu priekį, kur mes buvom prie amfiteatro, jau suaugusieji. Tai atsiskiria lyg tai 2 amžiaus tarpsniai. Ir jauniems mūsų gyvenimo dalyviams, vaikams. Ir kaip buvom amfiteatre, būtent vyresniems, kur galima didesnės šventės vesti, suburti daug žmonių, susėstų, ramiai pažiūrėtų. Netgi atidarėme, kai buvo. Tai su visais pašventinimais, su viskom, jiems labai patiko ta erdvė. Ramučių kultūros centras yra kultūros židinys, bet čia yra, matau, įvairiausių technologijų. Čia, matau, kažkas iš konteinerio yra padaryta ir grafičių elementais. Paslaptingas statinys, o iš tikrųjų tai inžinerija čia slepiasi. Čia yra gaisrų gesinimo stotis. Čia yra gaisrų rezervuarai, kurie kaupia tam tikrą tūrį, paskaičiuota, kad šį pastatą būtų galima gaisro atveju, nedaug dievė, jeigu toks atsitiktų, užgesintų. Ir tai ne vienas elementas šitam pastate. Be šito yra
energetinės sistemos, be kurių pastatas negyvuotų. Vat, jeigu atsisukus į pastatą, matot tuos gražius kaminus blizgančius nerūdienčių plieno. Kondensaciniai katilai du yra pajungti. Ir jie puikiai, energetiškai yra ekonomiški, šilumą tiekia tam pastatui, pilnai jie aptarnauja. Ant stogo yra saulės baterijos. Jos irgi taupo šilumą, karštą vandenį ruošia. Ventiliacija, ne? Ventiliacija šiuolaikinė sudėta, be kurio šiuolaikiniai pastatai negalėtų egzistuoti. Tai viskas, kas priklauso prie pastato. Pasistengim, kad viskas būtų komplekte, kad būtų funkcionalu. Na, o dabar aš noriu papasakoti jums apie Ramučių kultūros centro veiklą ir apie tai mums papasakos šio centro direktorė Živilė. Žiūrėkite. Sveiki, Živilė. Sveiki, malonu. Virginijus papasakojo labai nemažai apie šį pastatą, kaip jis yra surekstas. Ką viduj veikiate jūs, tikrai būtų įdomu sužinoti man kaip žmogui. Na, kaip pasako mūsų pavadinimas, organizuojam šios gyvenvietės, šios seniūnijos kultūrinį visą gyvenimą. Tai mūsų veiklos vyksta tiek lauko erdvėse, kurias jūs matėte gražiai mums įrengtas Baltijos plieno, tiek ir vidaus erdvėse. Be galo džiaugiamės šiomis atnaujintomis patalpomis ir galime pasiūlyti kur kas kokybiškesnės kultūros paslaugas vietos bendruomenės nariams. Aš lygiai taip pat matau, kad tai yra ne tik kultūros centras, bet jūs viduje turite dar keletą organizacijų. Mačiau, kad yra biblioteka, yra gimnazijos, filialas ar skyrius. Taip. Toks ne visai formalus daugiafunkcis centras. Esam labai graži socialinė partnerystė, šio pastato viduje kunkuliuoja, nes čia veikia Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos pradinių klasių skyrius, tai reiškia patys mažiausi gimnazistai mokosi čia, šiame pastate ir mes bendras veiklas organizuojame. Ir lygiai taip pat dar vienas kultūros židinys, tai biblioteka. Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ramučių skyriaus filialas, padalinys veikia šiame pastate. Tai vėlgi turime bendrų sąlyčio taškų tiek organizuojant renginius, tiek metodinės medžiagos, ieškant, dalinantis. Tai visi draugiškai, tikra socialinė partnerystė vyksta. O man tikrai nuostabu buvo, nes aš čia pamačiau tapybos parodą ir pasirodo, kad tapytojas yra biksas Samas Saulius Urbanavičius. Aš žinojau, kad jis yra biksų lyderis, bet kad jisai tapo, tai man buvo naujiena. Samai, pavarai. Taip, ir mes čia iš tikrųjų, mūsų funkcijos yra plačios, organizuojam nuo liaudiškos kultūros, nuo etninių tradicijų puoselėjimo, folklorinės tradicijos mūsų tautos, iki šiuolaikinio meno, šiuolaikinio cirko, nuo tapybos parodų profesionalių menininkų iki tautodailės parodų, taip pat vaikų vasaros poilsio organizavimas, nuo salės renginių, kuriuose vyksta kontempo festivaliai, tarptautiniai meno festivaliai, iki chorinės muzikos. Taip pat šios patalpos yra pagal trumpalaikės nuomos sutartį išnuomojamos ir sportininkams čia vyksta ir zumba, ir joga, ir pilatesas vakarais, o salėje vyksta mūsų mėgėjų meno kolektyvų repeticijos. Tai šoka, dainuoja, groja, vaidina. Tai toks platus profilis mūsų paslaugų, o patalpos Baltijos plieno dėka ir Kauno rajono savivaldybės mūsų steigėjo dėka yra pritaikytos visoms toms veikloms universalios. Na, aš matau, kad Baltijos plienas čia tikrai atliko gerą darbą. Šis kultūros centras tikrai turi energingą vadovę, kuri žino, ką daro. Ir pabaigai pasakykit, prašau, mes darėm nuotrauką su gamybos vadovu ir darėme nuotrauką taip. Ką tai reiškia? Na, mes tokie rokavi, rock'n'rollas čia pas mumis verda, pasirinkę vietos kultūrinę tapatybę, ne mes pasirinkę, o vietos gyventojai. Taip padiktavo mums tokią tradiciją, kad vietos kultūrinę tapatybę, identitetą formuoti aplink roko kultūrą. Mes čia vasaromis turime didžiulį roko muzikos festivalį, suvažiuoja gausybė baikerių iš viso Pabaltijo, garsiausios roko muzikos grupės, koncertuoja taip pat gatvės meno objektai yra kuriami specialiai roko tematikai ir neatsitiktinai ir Sauliaus Urbanavičiaus Samo paroda kaip biksų lyderio čia yra eksponuojama dar nuo gatvės roko to mūsų festivalio atidarymo. Taigi, Ramučiai rock ir iki pasimatymo kituose Baltijos plieno projektuose.